Matote, kokia karalienė? Vieną kartą už kalnų, už upių gyveno princesė. Matote, kokia ji graži, o jau kokios akys, kokia karūna. Ir štai ten iš jos paveikslas. Nu, nelabai taip gražiai, kaip ji nutapyta. Štai jos šukos. Ir kartą ji paskelbė norinti ištekėti. Bet tekėsinti iš to, nes princesė iš tikrųjų ne karalienė, tik sėdėjo karalienė sūste, nes karalienės nebuvo, o karalius tik šalia jos, bet kitam kambarį. Ir pasakė, nori ištekėsianti už to, kas atliks didelį žygdarbį. O Dieve, kaip visi išsigando atlikti žygdarbį, juk tai visiems labai baisu. Nepeliukas atsakė, cip, cip, aš labai bijau, bet tada atskubėjo viena šuniukė. Ak, mylimoji ponė, gražioji ponė, kažkas tai su uodega smaugia kažkokį gyvūnėlį. Karalienė net pašoko. Ką? Smaugia? Aš tuoj atvažiuosiu karietą, liep paruošti žirgą. Puiku, aš tuoj. Peliuk, paduok šukas išsišukuot. Klausau. Fyf, fyf, fyf. Peliuk, paruošk karietą. Skubu. Jūs įsivaizduojat, kaip dabar yra baisu? Ar neįsivaizduojat? Neustok manęs, Peliuk. Neustoju. Ak, greičiau žirgą. Tik dik, 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 tik dik. Už tai ir atėjom pievelį, kurioje sėdėjo kurioje buvo kažkokia lapė smaugianti vaikutį. Aha, pagaliau tave sučiupau, gaidelį. Sušuko katė. Ne! Sušuko šuniukė. Ne, tu jos nesmaugsi. Matote šią karietą? Už tai čia kačiukė žirgas. Tapo žirgas. Kačiukė, atiduok. Greitai atiduodi. Tuoj. Aš tuoj. Labai tuoj, tik nemanykite, kad viskas bus. Nemanykite. Aš tuoj tave. Tikrai negalima smaugt vaikelių. Tikrai negalima smaugt vaikelių. Ar tu supranti? Ji mane pargriovė. Ar ji nebūsianti lapė? Būsianti, kaip tu nežinojai. Nežinojau, kad tu taip nemoki. Aš atimsiu mažylį. Jis bus pas mus skrynioj. Gelbėkit. Dar ir kiti prisijungs. Geriau būčiau mirus lapės nasruose. Na ir neklaužudus. Niekada nieko nevalgiau ir dar nevalgysiu, pasigailėsit, nes jums dar bus. Haha. Už tai ir gerėlį, juk labai gražu. O kur vaikutis? Pala, pasaka nebaigta. Jūs sužinosite, kas buvo toliau. O kas buvo su vaikeliu? Tik štai, mano vaikas jau šalia.
kokia vaivorykštė, jūs tik. Po šiol lapį tarnaus, nusprendė ji, ir šukuos man uodegą. Pala, čia tik neįprasta tamsa, štai kaip viskas atrodė. Lapė sako, geriau jau uždarykite į kalėjimą. Nori? Tai gerai, galim uždaryti. Galim. Tik ne į kalėjimą, geriau tarnausiu. Kašpeliukas jau visai nublokštas į savo vietos. Dabar lapė žinos, kaip nekaltus mažylius reikia ilgai